Sergejaus Michalkovo pasakos dideliems ir mažiems. Filmą kūrė Amalrikas, Privalova, Sazonova, Drujanas ir kiti. Dubliavo aktoriai Andrius Žebrauskas, Audrius Chadravičius. Dubliažo režisierė Inga Chadravičiūtė, garso režisierė Regina Paulavičienė, redaktorė Lidija Dubauskienė. Lietuvos televizija. Stebuklingas žodis. Kas tau? O kas? Labai jau tu karingai atrodai. O aš dabar miške stipriausias. Nejaugi stipriausias. Netiki? Noriu aš tuoj pat šernui įspirsiu. Atsikvošėk. Nieko jis man nepadarys. Aš žinau tokį stebuklingą žodį. Prisipažįstu, klydau. Gulinčio nemuša. Stok. Prisipažįstu, klydau, gulinčio nemuša. Žinau, aš tavęs mušti neketinu, aš tave išplaksiu. Štai taip,
Viens, čia tau. Su. Zuikis apsimetėlis. Oi, gelbėkit, mirštu, Atleisk man, žvairy, aš ne tyčia, aš nenorom tau koją numyniau. Oi, kas man tavo atsiprašymai, likau be užpakalinės kojos, kaip aš dabar šokinėsiu? Tuoj nueisim, aš tave slaugysiu, aš tave išgydysiu, tik tu man atleisk. Va, gulk į mano lovą, o aš ant grindų miegosiu. Oi, aš to jau mirsiu, žinok, Neverk, pakentėk, šią pavalgyk. Kągi daryti, na kuo man tave pradžiuginti? Oi! Priemenėlė, tu balta, kol nauja, tu kol balta, tu tokia šilta. Oi, mamyte, mirštu, oi! Neverk, miegok. Oi. Na, kaip tavo letenėlė, žvairy, gyja. Dar kaip? Skauda. Vakar lyg ir geriau buvo, o šiandien taip suka, kad visai atsikelt negaliu. Taip, oi, va taip kažkaip va šitaip. Tikrai? Oi! Tik maitina, puikiai lokį apsukau, kaip gražiai aplinkis mina, tai ir nieko nesakau. Ir ėmė žvairys gyventi, kaip lokio ausy. Na, kaip letenėlė, žvairy, sugijo. Ko čia kvailysčių klausinėjai? Dar labiau negu pirma skauda. Tu mane, Loki, suluošinai!
maišas, gyvensiu. Na, kągi man daryti, kaip tau padėti? Ir maitinytų mane prastai. Vakar morkos, šiandien suprantate vėl morkos. Suluošinai mane, o dabar badu marini. Noriu saldžių kriaušių. Galima su medu. Oi. Kur joki, toks susikrimtęs? Medaus ir kriaušių ieškoti einu. Numyniau zuikiui užpakalinę leteną. Tai ir vargstu su juo. Gydau kaip išmanau. Niekaip ant kojų nepastatau. Kodėl pats gydai? Verčiau gydytoją pakviestum? Kur jį rasi? O kam ieškot? Bene nežinai, kad aš antras vieno ligoninėje dirbu. Vesk mane pas zuikį, aš jį kaip mat ant kojų pastatysiu. Eime, padėk tu man. O tai neišmanau, ką bedaryti. Antrą savaitę ant žemės miegau. Man tik įdėša, tik maitina, puikiai lokį apsukau. Kaip gražiai apalinkis mina, tai ir nieko nesakau. Matai, kaip į šaltis krečia. Reikia skubiai ligoninę gabenti. Pasiimsiu aš jį pas save į ligoninę. Vilkas pas mus geras kojų ligų specialistas. Mudu abu zuikį ir gydysime. Štai jis ir sveikas. Psichoterapija. Taigi, amžių gyveni, amžių mokaisi. Du dručkiai ir zuikis. Žiūrėk, dručki, kokį daiktą radau. Neblogas daiktas. Ištraukim jį ir suremontuokime. Važinėsime abudu. Labadiena, bičiuliai. Ką radote? Automobilį? Labai gerai. Na, abu kartu. Dar kartą.
Sutartinai? Na, dar kartelį? Stop! Laikykit! Viens, du, kartu! Dar kartą! Dar kartelį! Greičiau! Taip, labai gerai. Na, judinkitės. Ko sėdite? Gana ilsėtis? Negaiškime veltui laiko, dar atsiras šeimininkas, atims automobilį iš mūsų. Dar. Pumpuot. Taip, gerai. Dar pasuk. Gerai, teisingai. Vikriau. Gerai, dar pilk. Taip. Labai gerai. Dar štai čia patrink. Na, dar kartą pasuk. Dirbom pluošo mes draugužiai, tad sugrįžome sveikučiai.